Visai smagiai pajudėjo, tikrai pamačiau daug, kad ateitis Lietuvoje tikrai auga gan nebloga ir vaikai tą parodė jaunesni, kurie yra už 21 rinktinės nariai. Man paliko neblogą įspūdį. Ar jau ryškėja kontūrai tos sudėties, kurie nori paimti? Taip, viskas aišku šiandien yra. Šiandien 8:30 vakare bus paskelbta, kas važiuoja, kas važiuoja namo. Daug staigmenų, galvojot, kad tos pačius vešitės, ar kai kurie nustebino, pavyzdžiui, šiandien, vakar? Nustebino, vakar nieko nenustebino mane, šiandien parodė tikrai, kad turbūt paimsim tokių žmonių, kur galbūt nieks ir nesitikės, kad atsiras pagrindiniai sudėti. Žaidimo lygis, kurį matėte aikštelėje, ką nors reiškia ar nereiškia tai, kas vyko šiandien rungtynėse? Matot, viena komanda buvo truputį stipresnė pastatyta, nes kadangi buvo išmesta daugiau žaidėjų ir gavo traumas per paskutinį turą, tai teko statyti saugus gynėjus ir panašiai. Tai viena komanda buvo susilpninta šiandien. Tai turbūt ir aikštėje matėt patys, jeigu stebėjot tas rungtynes. Netrūko ir tokios aktyvesnės kovos, tai rodo žaidėjų norą pasirodyti. Būna, viską žinot, čia kaip futbolas ir per treniruotės, nebūtinai ir tokio rungtynės, treniruočių pobūdžio rungtynėse atsitinka traumos. Treniruočių paprastų metų kartais netyčia įspiria į koją. Vienas greitesnis, kitas nespėja. Bet įvyko mažas konfliktas, buvo labai greitai išspręstas. Kaip komanda mikroklimatas, kaip žaidėjai bendrauja tarpusavy, treneriai? Labai gera atmosfera, visi patenkinti, nėra jokių spaudimų ir panašiai, visi laisvai jaučiasi. Aš manau, klauskit žaidėjų, gal aš klystu. Kaip manot, rytoj vyks Čempionų lygos finalas, ką palaikysit ir kurie turėtų laimėti? Nežinau, kas laimės, bet palaikysiu vokiečius, nes man šiaip italus tas futbolas Mourinho nepinkas, kadangi matėt pusfinalio rungtynės, kažkokia gynybinis variantas. Diską turėt ar? Diską? Ne man. Vokiečiai irgi nedaug. Vokiečiai lošia tikrai gražesnį. Žinai kada, Donatai? O Lietuvos rinktinės Pirmadienį. Aš tik atakuoju. Jau vėlų gan tam. Kodėl? Kad ir visi tegu puola ir visi ginasi vienu metu, jeigu tai įmanoma. Ačiū. Ačiū.